Tai mūsų šiandien ta tema yra vienintelė prekyba maistu, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas pasibaigęs. Ir buvo labai smagu matyti jūsų klausimus, nes tikrai labai galima buvo pajausti, kas labiausiai rūpi ir kokia yra ta tokia reali situacija. Tai visus klausimus ir toliau tikrai aktyviai arba laukit ir įsijungę mikrofonus, paskui užduosit po pranešimo arba tiesiog rašykite klausimus, kad mes galėtume matyti. Taigi, kas atsitiko sausio 1 dieną, ogi sausio 1 įsigaliojo maisto įstatymo pakeitimas ir jame buvo numatyta, kad tampa galima parduoti maistą, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs. Ir tada pradėti norėtųsi būtent nuo tinkamumo vartoti terminų, ar ne? Tai tinkamumo vartoti terminas, TVT mes kartais trumpinam, tai yra tokia bendrinė sąvoka, o jinai iš tikrųjų susideda iš dviejų tokių dalių, iš dviejų frazių. Tai vienas yra minimalus tinkamumo vartoti terminas, kuris žymimas ant pakuotės geriausias iki. Ir čia yra tas pats, ar ne? Kartais jis vadinamas minimalus, kartais sakom, kad geriausias iki. Tai čia yra tas pats, bet ženklinime nurodomas kaip geriausias iki. O kitas terminas tai yra tinka vartoti iki. Ir šiti terminai, kurie rašomi ženklinimo, taip vadinamam reglamente, jums daugumai puikiai pažįstamam reglamente 1169 Europos Sąjungos dokumente privalomam visos Europos Sąjungos šalyse. Šitie žodžiai yra rašomi kabutėse, reiškia etiketėse, jie turi būti nurodomi būtent taip ir niekaip kitaip, būtent tiksliai tokiomis frazėmis. Angliškai jos skamba best before geriausias iki, o tinka vartoti iki yra use by. Ir kodėl taip sakau? Nes šitie žodžiai yra tikrai labai svarbu, jie ir atskleidžia turinį. Geriausias iki sako, kad čia ir sąvoką aš apačioj pateikiu, tai yra tas minimalus terminas, reiškia gali būti ir ilgesnis, ar ne, mažiausias minimalus produkto tinkamumo vartoti terminas, tai yra data, iki kurios tinkamai laikomas produktas išlaiko savo specifinės savybės. Tokia sąvoka. Išlaiko specifinės savybės. Tuo tarpu terminas tinka vartoti iki reiškia, kad po to termino suėjus tai datai jau maistas nėra tinkamas vartoti ir tas maistas yra laikomas nesaugiu. Dabar dar labai trumpai tokį paaiškinimą, kad kaip žinot, kad šitas sąvokas parenka maisto gamintojas, atsižvelgdamas į patį produktą, į individualias kiekvieno produkto savybės, vidinės ir išorinės, tai reiškia, koks tas produktas yra, kaip jis yra pagamintas, dar trupučiuką vėliau viena skaidrė bus apie tai, ir gamintojas parenka, koks jo maistui, kokia data yra rašoma, ar geriausias iki, ar tinka vartoti iki, ir apskaičiuoja tą datą. Ir teoriškai apskaičiuodamas tą datą, gamintojas, o jūsų tikrai nemažai yra ir gamintojų, turi ir tokį taip įvertinti, yra literatūroje nurodoma taip vadinama rezervinį laiką, kuris kartais net turėtų siekti apie 30% to nurodyto tinkamumo vartoti termino. Ar ne? Tokia yra teorija TVT nustatymo. Taigi gamintojas nustato, kuriuo terminu produktą paženklins ir apskaičiuoja arba laboratoriniais tyrimais įvertina tą datą, kokia jinai nurodoma. Detalesnės taisyklės Lietuvoje yra nustatytos 15 higienos normai sveikatos ministro patvirtintojai, kaip tie terminai apskaičiuojami. Ir čia dar galima pasakyti, kad yra ir maisto produktų, kuriems galima nenurodyti visai tinkamumo vartoti terminų. Ir kas tai yra? Tai yra, pavyzdžiui, švieži vaisiai ir daržovės. Tai yra actas, druska, cukrus, dar turbūt kažkokių tai ten produktų yra gana nemažai privardinta. Alkoholiniai gėrimai, dauguma, tiesą sakant, ne visai visi, bet dauguma alkoholinių gėrimų. Ir ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tie produktai amžiams galioja ir tinkami vartoti, tai jie irgi pradeda gesti ir po kurio laiko tampa netinkami vartoti. Tai
kaip ir švieži vaisiai ir daržovės. Tiesiog reikia jų stebėti, ar ne, tą senėjimą ir nuo kažkurio laiko paskui jie tampa nebetinkami vartoti. Tai truputėlį panašus požiūris, konceptas yra ir su geriausias iki. Tai nereiškia, kad tie produktai visą gyvenimą jie išliks tinkami vartoti, nes pasibaigus tai datai labai tikėtina, kad produktai pradeda senti, kitaip tariant, praranda savo specifinės savybės ir dėl to tas vertinimas ir yra reikalingas ir dėl to tam tikras jų gyvavimo laikas yra tam tikras, jis yra ilgesnis negu nurodytas ant pakuotėje geriausias iki dauguma atveju, bet jis irgi taip pat yra ribotas. Ir dar čia galima tokį pasakyti, kad jūs ir žino daugumą, kad reglamente 1169 yra nustatyta, kad jeigu ta data, jeigu produkto tinkamo vartoti terminas, minimalus tinkamo vartoti terminas yra ilgesnis negu 3 mėnesiai, tai gali būti nurodoma data tik tai mėnesio tikslumu. Tai bus, pavyzdžiui, parašyta, tarkim, 02.06, tai reiškia, kad iki jo be metų, ar ne, gali būti nurodoma be mėnesio arba be metų. Ir tada, jeigu bus nurodytas tik mėnuo, tai reiškia, kad iki to mėnesio, kitaip tariant, nuo 02.06, tai reikš iki 2 dienos birželio mėnesio. Jeigu tas produktas galioja nuo 3 mėnesių iki 18 mėnesių, tai gali būti nurodoma tik mėnesio tikslumu data. Tai jeigu jūs matysit, kad 06 2024, tai reiškia iki birželio, bet ne 1 dienos, bet paskutinės, 06 mėnesio paskutinės datos, 31. Jeigu produkto minimalus tinkamo vartoti terminas yra daugiau negu 18 mėnesių, daugiau negu 1,5 mėnesių, data gali būti nurodoma metų tikslumu. Tai jeigu matysim ant pakuotės 2025, tai reiškia iki 25 metų pabaigos produktas galioja, ne pradžios, o pabaigos. Tikiuosi, kad šitas taisyklės jūs puikiai žinot, jeigu nežinot, visada galit pasitikslinti ženklimą reglamente. Ir tas pats principas galioja ir pratęsiant terminą. Mes žinom, kad jeigu nurodyta mėnesio tikslumu arba metų tikslumu, kad paskutinė ta nurodyta gamintojo data ir yra iki paskutinės dienos to mėnesio arba tų metų. Tai tikiuosi, kad čia buvo aiškus mano šitas intarpas, tai keliaujam tada toliau, ar ne? Tai žinom, kad mes kalbam apie produktus, kurie paženklinti geriausias iki, reiškia, tai yra ne su sauga susijęs dalykas terminas, kurį gamintojas ženklindamas pasirinko kokybinius parametrus, o ne saugos. Ir ką sako maisto įstatymas, čia yra tiksli jo formuluotė nuo sausio 1 dienos ir tie žodžiai pabraukti, kuriuos man norisi akcentuoti, kad jūs atkreiptume dėmesį, tai maisto įstatymo 4 straipsnio 5 dalis sako taip, kad maistas, kuris pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamo vartoti terminui nurodytam žymoje geriausias iki, yra saugus ir tinkamas vartoti, reiškia, jis turi būti saugus ir tinkamas vartoti pasibaigus tą datai, gali būti parduotas galutiniam vartotojui. Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintose mažmeninės prekybos taisyklėse nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas rekomendacijas, išskyrus įstatymo 6.2 straipsnių nurodytus atvejus, tai yra išskyrus labdaros atvejus. Išskyrus tas išimtis, apie kurias aptarsim vėliau, ar ne? Ir už tokio maisto saugą ir kokybę šio įstatymo nustatyta tvarka atsako pardavėjas. Tai dabar ką norisi akcentuoti iš šito maisto įstatymo formuluotės, tai tą, kai jau sakėm, kad galima parduoti tik tai geriausias iki, tik tai tokį, kuris pasibaigus geriausias iki vis dar yra saugus ir tinkamas vartoti. Tai yra ne prievolė parduoti, bet galimybė parduoti, ar ne? Ir jeigu jūs nenorit, arba jums nepatinka procedūra, arba nesate tikri, arba nenorit atsakomybės, galima ir neparduoti.
Pardavimas galimas tik galutiniam vartotojui, o ne verslo subjektam. Ir kad tas pardavimas turi vykti dar pagal 2 teisės aktus. Tai pagal mažmeninės prekybos taisyklės, kurias tvirtina vyriausybė, ir pagal vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas rekomendacijas ir vyriausybė įgaliojo valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą tokias rekomendacijas parengti ir jos jau yra parengtos ir patvirtintos, ar ne? Ir išskyrus tuos atvejus, kuriem taikoma išimtis, kokių produktų negalima parduoti ir juos aptarsim jau čia pat, ar ne? Ir atsakomybę už tokių maisto produktų ir saugą ir kokybę jau atsako pardavėjas ir tai yra logiška, ar ne, nes gamintojas, nurodydamas ant pakuotės datą ir pasirinkdamas trukmę, jau tą atsakomybę prisiėmė. Po tos datos atsakomybė atitenka pardavėjui, jeigu jisai nori prekiauti tokiais produktais. Taigi toliau, išimtis, tos išimtis, kuriom netaikoma, nustatytos maisto įstatymo, kur minėjom anksčiau, ko negalima parduoti, tai negalima parduoti maisto papildų, nors jie ir būtų paženklinti geriausias iki. Ir taip vadinamų specialioms vartotojų grupėms skirtų maisto produktų, ar ne, anksčiau vadintų specialios paskirties maisto produktais. Tai yra pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių, perdirbtų grūdinių ir kūdikiams skirtų maisto produktų, specialios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svorių kontroliuoti. Dėl ko jų negalima parduoti? Todėl, kad šitiem produktam ir jų maistingumui taikoma specialūs reikalavimai, tai yra jautrios vartotojų grupės, kuriom yra labai svarbu medžiagų, kurių yra tuose produktuose kiekis, jos yra specialiai ir paženklinamos ir dėl to tokiem produktam yra taikoma išimtis, jų parduoti pasibaigus geriausias iki negalima, visus kitus produktus, įskaitant ir alkoholinius gėrimus, buvo ne vienas klausimas jūsų užduotas, irgi parduoti galima pagal šitas pačias nustatytas taisyklės, kurias čia pat ir aptarsim. Dar vienas draudimas įtvirtintas maisto įstatyme, kad draudžiama parduoti ar kitaip perduoti pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamo vartoti terminą maistą maisto tvarkymo subjektams, kurie vykdo veiklą viešo maitinimo ir gamybos srityje, išskyrus va čia yra tie labdaros atvejai, tai įstatymo 4 straipsnio 4 daly numatytais atvejais. Reiškia labdaros ir paramos, gavėjai, valgyklos, jie irgi yra maisto tvarkymo subjektai, jie gali tokį maistą gauti, visi kiti ne. Ir kokia yra logika slepiasi po tuo, ogi tokia, kad mes kai pirksime tą maistą, ar ne, vartotojai kai pirks tą maistą, tai kaip ir aptarsime vėliau, jie bus aiškiai informuoti, kad tai yra parduodamas maistas, kurio geriausias iki pasibaigęs. Tai tuo tarpu, jeigu bus sunaudota gamyba arba viešajame maitinime, vartotojas nėra numatyta mechanizmo, kaip vartotojas apie tai būtų informuojamas ir logiška, kad vartotojas turi būti apsaugotas nuo tokių produktų, kol nėra numatyta tvarka. Gal kada ateityje ir bus, bet kol kas jos nėra ir bent jau nekalbama apie tai šiuo metu Lietuvoje, ar ne? Taigi parduoti verslui, maisto verslui yra negalima. Taigi, ką mes matom? Mes matom 3 teisės aktų tokį paketą pagal maisto įstatymo tą nuostatą, tai patį maisto įstatymą, mažmeninės prekybos taisyklės tvirtinamas vyriausybės nutarimu ekonomikos inovacijų ministerijos iniciatyva ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijas. Ir dėl ko mes šiandien darom tą susitikimą? Todėl, kad mes jau kaip tik dabar turim visus galiojančius teisės aktus, kurie vienas po kito logiška seka jau įsigaliojo ir nustatė detalės taisyklės, kaip tas maistas gali būti parduodamas. Taip, tai dabar mažmeninės prekybos taisyklės sausio 11 dieną įsigalioja ir kas yra svarbu, yra jose nuostatos tokios, ar ne, kad kai yra parduodamas maistas, kurio pasibaigęs minimalus tinkamo vartoti terminas, geriausias iki, šitas maistas turi būti supakuotas į gamintojo pirminę pakuotę, reiškia mes kalbam apie pakuotą maistą, pirminė pakuotė yra nepažeista, vartotojam pakuotės pateikta aiškiai matoma įspėjamoji informacija,
kiekviena pakuotė turi būti paženklina, kitaip tariant, kad tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs ir rekomendaciniai užrašai, apie juos kalbėsim vėliau, yra VMVT rekomendacijose. Ir uždėjus tokį ženklinimą, lipduku ar kažkaip tai kitaip, mes neturim uždengti kitos visos privalomos ženklinimo informacijos, įskaitant ir tą gamintojo jau nurodytą tinkamumo vartoti terminą. Tam, kad vartotojas labai aiškiai matytųsi, kad produkto tinkamumo vartoti terminas baigėsi, kada vasario, pavyzdžiui, 1 dieną, šiandien turim vasario 8, kad tai yra 8 dienos nuo gamintojo nurodyto termino pasibaigimo. Tai reikia atrasti tokią vietą ant produkto pakuotės, kad galima būtų uždėti tą užrašą, ne naują datą, bet užrašą, čia yra labai svarbu, užrašą, kad minimalus tinkamumo vartoti terminas geriausias iki yra pasibaigęs. Ir neuždengti kitos jokios privalomos informacijos, nei sudedamųjų dalių, nei ten maisto verslo pavadinimo ar bet kurios kitos, kuri yra privaloma pagal teisės aktus. Ir toks maistas turi taip pat būti atskirtas nuo kitų maisto produktų. Kaip jau jį atskirsim, čia yra tikrai daug laisvės, numato vyriausybės nutarimas. Tai turi būti atskira arba aiškiai pažymėta prekybos vieta. Ir truputėlį irgi detaliau yra pateikiama VMVT rekomendacijose, parodysiu irgi vėliau kitose skaidrėse. Mažmeninės prekybos taisyklės leidžia ir elektroninėje erdvėje, pagal nuotolinės sutartis parduoti tokį maistą ir iš esmės reikalavimai yra tie patys. Irgi kiekviena prekė turi būti paženklinta, fasuotas maistas, nepažeista pirminė pakuotė, tik savaime suprantama su tom atskirom prekybos vietom yra truputį kitaip elektroninėje erdvėje. Ir tada tos nuostatos, ką aš čia ir paryškinu, tai yra tai, kad šalia maisto produkto pavadinimo aiškiai išsiskiriančių šriftų turi būti pateikiama įspėjimo informacija, kad šio maisto produkto tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs. Nes kas yra susidūrę su elektroninė prekyba, tai apskritai tinkamumo vartoti terminas yra neprivalomas elektroniniai prekybai, bet šiuo atveju, jeigu jis yra pasibaigęs, tai tokia informacija turi būti prie pavadinimo. Ir dar kita nuostata, kad tokie produktai turi būti kažkaip atskirai padėti toje elektroniniai parduotuvėje. Pats pasiūlymas pirkti pasibaigusio minimalaus tinkamumo vartoti termino maistą pateikiamas jam skirtoje, atskiroje, aiškiai pažymėtoje vietoje. Tai tokios nuostatos dėl elektroninės prekybos arba maisto parduodamo pagal nuotolinės sutartis. Kas dar yra labai svarbu, kad vėlgi vyriausybės nutarimu yra įtvirtinta šita nuostata, kad maisto pardavimo trukmę nustato pardavėjas, ne terminą antrą, ne datą žymą ant pakuotės, bet trukmę pardavėjas nustato atsižvelgdamas į VMVT rekomendacijose nustatytus reikalavimus ir terminus, kuriuos aptarsim netrukus, ir įvertinę šio maisto produkto individualias savybės ir realią galimybę vartotojui jį saugiai suvartoti. Ar žmogus gali per trumpą kažkokį tai laiką tą maistą suvartoti. Čia priklauso nuo paties produkto, nuo pakuotės dydžio. Taigi pardavėjui tenka atsakomybė kiekvieną tą produktą įvertinti atskirai. Čia nėra kažkoks tai toks, žinot, pratęsimas laiko, toks rutininė tvarka. Reiškia, kiekvieną atvejį reikia vertinti individualiai, pagalvoti apie tą konkretų produktą, kokio dydžio pakuotė, koks tai yra maisto produktas ir tą trukmę nustatyti. Tai ką čia svarbu yra dar priminti, kad aš sakiau, kad mažmeninės prekybos taisyklės yra pasakyta, kad tik fasuoti maisto produktai gali būti parduodami. Tai čia primenu jum reglamente 1169 patiktą fasuoto maisto produkto apibrėžimą ir jisai sako tai, kad kiekvienas atskiras, tai kas yra fasuotas maisto produktas, tai kiekvienas atskiras galutiniam vartotojui ir viešo maitinimo įstaigom pateikiamas prekinis vienetas, kuris sudaro maisto produktas ir pakuotė, į kurią jis įdėtas prieš pateikiant parduoti ir
pakuotė dengia produktą visiškai arba tik iš dalies, bet taip, kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti, jos neatidarius arba nepakeitus. Ir tada apibrėžimas sako dar kitą dalyką, kad terminas fasuotas maisto produktas neapima vartotojo prašymų pardavimo vietoje pakuojamų arba tiesioginiam pardavimui fasuojamų maisto produktų. Ir tai yra labai svarbu, ar ne? Nes jeigu jūs turit, pavyzdžiui, nefasuotą produktą ir atėjus vartotojui jį dedat į maišelį, į pakuotę kažkokią, tai dėžutę ir atiduodat vartotojui, tai laikoma nefasuotų. Jeigu jūs iš anksto pasiruošę tokius produktus, prekyboje turiu omeny, padalinat kažkokį didesnį kiekį į mažesnius ir sudedat į dėžutės, į maišelius, ir dažnai labai užklijuojate etiketės ir paruošiat vietoje, kad vartotojui būtų greičiau pasimti, tai yra laikoma nefasuotų produktų pagal apibrėžimą reglamento ir todėl tokių produktų parduoti pasibaigus geriausias iki negalima. Mes tam tikrą buitinį tyrimą atlikom prekybos vietose, dauguma tokių produktų yra tinka vartoti iki salotas, ten įvairios konditerijos gaminiai. Bet jeigu kartais čia prekybininkų yra, žinom, tikrai prisijungia, matėm pagal dalyvių sąrašus, jeigu kartais tokie produktai yra su geriausiais iki, tai jie laikomi nefasuotais ir parduoti negalim. Dabar toliau perinam dar prie vieno dokumento, dar detaliau aptariančio pardavimo reikalavimus, tai yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintas rekomendacijas. Tai kokios nuostatos čia yra, kad maistas, kurio minimalus tinkamo vartoti terminas pasibaigęs, gali būti parduodamas galutiniam vartotojui, jau šitą mes žinom, tik pardavėjui įvertinus tokio maisto individualias savybės, realią galimybę vartotojui saugiai suvartoti, tos nuostatos jau yra ir mažmenės prekybos taisyklės, ar ne, per pardavėjo nustatytą konkretų, bet neilgesnį kaip 45 dienų terminą. Reiškia, čia atsiranda jau terminai, konkrečios datos. Labai svarbu pasakyti, kad tas terminas yra neilgesnis kaip 45 dienos, kokio jis yra ilgio, apsprendžia pardavėjas. Ir yra dvi išimtis, ir dvi išimtis tai duonai, pyrago, gaminiam, augaliniam riebalam neilgiau kaip 2 dienos ir kai kuriem gyvūniniam produktam, vytintam kumpiui, pavyzdžiui, kietiesim sūriams, sviestui, neilgiau kaip 10 dienų. Dabar kodėl čia yra tokie terminai? Labai daug diskusijų vyko su socialiniais partneriais, rengiant šitus teisės aktus ir mažmenės prekybos taisyklėse. Labai aštrios buvo tos diskusijos ir koks vienas iš atspirties taškų. Tai yra labai svarbu ir čia paminėti, kad Lietuvoje jau 7 metus, dar turbūt daugiau, galioja tvarka dėl labdarai ir paramai atiduodamo maisto. Ir ten viena iš tokių labai svarbių dedamų yra tai, kad labdarai ir paramai gali būti atiduotas maistas, kurio geriausias iki pasibaigęs. Taigi Lietuvos vartotojų ir Lietuvos maisto verslui tai nėra nauja, toks maistas yra atiduodamas. Ir ten yra tokie nustatyti rekomendaciniai net ir vertinimas, gal net tyrimai pagal atskiras maisto produktų grupės ir net tokio terminai, trukmės, kiek dar laiko tam tikros maisto produktų kategorijos orientaciniai galėtų būti naudojamos labdarai arba paramai. Tie terminai yra įvairūs, ten ir siekia jie metus arba net neribotai kai kurie maisto produktam. Bet yra 2 maisto produktų kategorijos, kuriems būtent šitos, kurios yra išvardintos čia, kur labdaros ir paramos tvarkoj, tai apie duonos šitą grupę, kur duona, kalbama, kad neilgiau kaip 5 dienas, jinai galėtų būti atiduoda labdarai ir paramai, o va šitiem gyvūniniam, kurie nenumatyti kituose labdaros paramos ten punktuose, pavyzdžiui, ten ultraaukšta temperatūra apdorotas pienas arba konservai, pavyzdžiui, kažkokie gyvūnio produktų medus. Tai tokiem kaip vytas kumpis, kietiai sūriai, sviestas, ten numatyta 2 savaitės, ar ne? Tai dabar tam, kad labai daug diskusijų vyko, kad jeigu dabar bus galima parduoti tokį maistą, reiškia, nieks jo nebetiduos
labdaros paramos organizacijom. Tai kad vis dėlto dar būtų ir ta galimybė atiduoti labdaros paramos organizacijom, buvo priimtas toks kompromisinis variantas su socialiniais partneriais, kad prekiauti duoną pyrago gaminys neilgiau kaip 2 dienas, tam, kad dar liktų tos 3 dienos iki 5 dienų atiduoti labdarai, o gyvūniam dar, kad liktų 4 dienos iki 14 dienų atiduoti labdarai. Tai čia yra 2 išimtis, ar ne? Bet visiems kitiem maisto produktam, jeigu jis paženklintas geriausias iki, jis gali būti prekiaujama ne ilgiau kaip 45 dienas, o kiek prekiauti jau turi nuspręsti pats pardavėjas. Mes kaip vartotojai to nematysim, mes tik matysim ant produkto paskutinę tą dieną nurodytą gamintojo ir tik galim pasiskaičiuoti, ar tai neviršyje 45 dienų, išskyrus šitas 2 grupės. Ir žinoma, jeigu čia jūs esate ar gamintojai, ar prekybininkai, po šitų dienų ir toliau gali maistas keliauti labdarai paramai, jeigu jis dar telpa į tos terminus. Tai individualios maisto savybės, ar ne? Kas tai yra? Tai jos iš esmės yra susijęs su 2 dalykais. Su pačiu maisto produktu, koks jis yra, ar ne, su sudėtim jo, ir su tai, kai buvo jisai pagamintas. Ir tai yra irgi labai svarbu reiškia, ta maisto sauga, kiek tas produktas yra jautrus ir kiek jisai gali, einant laikui, kiek jisai gali gesti. Ir tai iš esmės yra tie patys faktoriai, kuriais vadovaujasi gamintojas, nustatydamas tinkamumą vartoti terminą ir parinkdamas žodžius. Tai dabar ką reikėtų įvertinti? Koks tai yra maistas? Iš ko jisai pagamintas? Ar yra ten kokios sudedamosios dalys įdėtos? Gal tos sudedamosios dalys apsprendžia jo jį konservuoja konservantai įdėti, arba daug yra druskos arba cukraus. Ar tai yra sudėtinis produktas ar vienas, kokios ypatybės to produkto. Pavyzdžiui, koks to produkto vandens aktyvumas, ar ne, nes kuo jisai didesnis, tuo maistas yra labiau gendantis ir linkęs greičiau gesti. Koks pH to maisto yra. Kaip jisai buvo pagamintas, ar jis buvo termiškai apdorotas ar ne pasterizuotas, žalias pienas skirsis nuo pasterizuoto ir skirsis nuo apdoroto ultraaukšta temperatūra, pavyzdžiui. Kokia pakuotė buvo pasirinkta ir pati pakuotė, o gal pakuojant buvo kažkoks tai panaudotas, tarkim, modifikuota atmosfera arba apsauginės dujos. Pats produktas, ar jisai jautrus aplinkos poveikiu ar ne, pavyzdžiui, alyvuogių aliejus. Irgi labai priklauso nuo pakuotės, kiek ilgai jis išlaiko savo savybės. Ir kadangi vakar buvo Europos komisijos darbo grupės posėdė dėl alyvuogių aliejaus, tai kaip tik ten buvo labai daug diskusijų apie tai, kaip produktas keičiasi ir kada jis jau tampa nebe extra virgin, kaip jisai pablogėja bėgant laikui ir kaip reaguoja į aplinką ir kaip tai priklauso nuo trukmės ir nuo pakuotės. Tai visa tai yra labai svarbu atsižvelgti. Labai svarbu, ar tai maistas yra gatavas ir ar jisai jau bus kažkaip tai apruošiamas, ar bus jo terminis paruošimas vėliau, ar tai yra gatavas produktas, kuris bus vartojamas. Gal tas produktas bus vartojamas jautriam vartotojui, ar ne? Tai nors tai nėra skirta kūdikiams ir mažiems vaikams, bet gal jisai gali būti vartojamas populiarus toj grupiai. Tai visą tai turėtų apmastyti pardavėjas prieš nuspręsdamas, ar prekiauti toliau to maisto produktų ir kiek ilgai dar juo prekiauti. Ir dabar kaip visą tai įvertinti, be to, kad įvertinu apgalvojus tas individualias savybės, dar yra 2 metodai ir pats turbūt populiariausias ir visą laiką po ranka, tai taip vadinama ta 3 pataisyklė, sekančiai skaidriai jį aptarsim, tai yra sensorinis vertinimas, juslinis, organoleptinis vertinimas ir arba laboratorinio tyrimai. Laboratorinių tyrimų irgi daug kas jūsų klausė, yra neprivaloma atlikti
Ir žinom, kad dauguma laboratorinių tyrimų tai ilgai ir trunka, ir čia būtų sunku turbūt apsispręsti ir dėl parametrų, bet, pavyzdžiui, juslinis vertinimas kvalifikuotas, ar ne, jis gali būti ir kaip laboratorinis tyrimas, žinoma, gali būti atliekamas, ypatingai jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, didelę produkto partiją arba panašiai, ar ne. Tai laboratorinių tyrimų, akcentuoju, atlikti yra neprivaloma, bet tokia galimybė yra. Tai dabar toliau apie tą 3P taisyklę. 3P tai yra pažiūrėk, pauostyk ir paragauk. Ir kas čia yra labai svarbu, kad mes būtent tokia seka ir veiktume. Mes tai turiu omeny jau dabar, kalbu ir apie pardavėją, ir žinoma, šitą taisyklę galima pritaikyti ir vartotojams namuose. Tai pirmiausia, reikėtų pažiūrėti arba apžiūrėti produktą, pakuotę jo apžiūrėti. Ar yra pakuotė nepažeista, bet, kaip sakėm, ir taisyklės jau draudžia pažeistose pakuotėse prekiauti tokiais maisto produktais. Galbūt matosi pats produktas, ar pakuotė pati neišsipūtus, ar nesurūdijus, ar pats produktas, jeigu permatoma pakuotė, ar jis nėra pasikeitęs, išblūkęs, išsisluoksniavęs, dujų kažkokiu atsiradę, ar ne, daug ką galim matyti. Jeigu viską apžiūrim, viskas yra gerai, einam prie antrojo žingsnio, antro P, prie nosies, pauostyk. Tam reikės atsidaryti pakuotę ir pauostyti. Tai atsidarius pakuotę, apuoščius maisto produktą, irgi neturėtume užjausti nieko pašalinio, nesusijusio su produktu ir gedimo kvapų. Ir trečias žingsnis yra, jeigu ir pažiūrėjus, ir pauoščius viskas yra gerai, trečias žingsnis yra ragavimas. Irgi ragaujant, ar nėra pakitimų. Dabar daug kas klausia, o tai kaip ragauti makaronus? Tai taip, galima paragauti sausą makaroną, viena opcija, bet tikrai niekas netrukdo, jeigu to makaroną išvirti, paruošti, taip kaip matom vartotojas, ir tada jį pažiūrėti ir paragauti, koks jisai yra. Čia, žinoma, vėlgi tai yra rekomendacija, tai nėra privaloma, bet tai yra toks labai patikimas būdas įsitikinti, ar tikrai dar tas produktas yra tinkamas vartoti pasibaigus geriausias iki. Ir šitos rekomendacijos, kaip sakau, jos gali būti jų laikomasi ir namuose, jau įsigijus produktą, tai tokie patys patarimai gali būti ir vartotojams. Toliau, VMVT rekomendacijos yra įtvirtinta tokia nuostata, kad rekomenduojama pardavėjui nustatyti konkrečią procedūrą, kaip mažmeninės prekybos subjekte bus vertinama maisto, kurio yra pasibaigęs minimalus tinkamų vartoti terminas, sauga ir tinkamumas vartoti, ir kaip bus nustatomas tas konkretus leidžiamas papildomas terminas. Tai mes tikrai labai skatiname maisto verslo atstovus, kurie jūsų čia yra didžioji auditorija tokių, turbūt pardavėjų, turėti procedūrą, apgalvoti, kaip jūs tą darysit. Kokie užrašai rekomenduojami? Neprivalomi rekomenduojami, tai yra dėmesio minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs. Arba dėmesio tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs. Bet gali būti naudojami ir kiti užrašai, kurie turėtų tokią pačią prasmę vartotojui, jie turėtų būti aiškus, vartotojo neklaidinantis, ir jų žinutė turi būti tokia pati, kad šito maisto minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje geriausias iki, yra pasibaigęs. Tai žinutė turi būti tokia, tekstas gali skirtis ir tokia informacija turi būti pateikiama, primenu, ant kiekvieno produkto ir prekybos vietoje. Ir šitas užrašas turi būti ryškus, ryškia spalva, kontrastingam fone, aiškiai matomas. Toliau. Prekybos vietoje tokie maisto produktai, jau ir mažmeninės prekybos taisyklėse sakoma, kad jie turi būti atskirai kažkaip tai atskirti. Tai VMVT rekomendacija sako, kad turi būti arba vieta atskira, pavyzdžiui, lentyna visai atskira, o gal net ir skyrius, ar ne.
Bet jeigu tokios vietos nėra arba mažiau prekių, mažesnė parduotuvė, tai gali būti tiesiog atskirta lentynos kažkokia dalis, o gal net kažkoks ar vežimėlis, ar konteineris, ar krepšelis. Čia žiūrint, kiek tų produktų yra. Ir šita prekybos vieta turi būti aiškiai pažymėta, nurodytų užrašų, ryškiom spalvom, kontrastingom fone aiškiai. Jau pereinu prie apibendrinimo. Pakartosim repeticijo est mater studiorum, kartojimas mokslo motina. Taigi galima parduoti maistą, kurio geriausias iki pasibaigęs, išskyrus maisto papildus ir specialioms vartotojų grupėms skirtą maistą, tik galutiniam vartotojui. Atsakomybė tenka pardavėjui. Pardavėjas turi atlikti saugos vertinimą ir kokybės vertinimą pagal 3P arba laboratorinius tyrimus ir identifikuoti konkretų laiką. Tik fasuotą maistą, kiekviena prekė, kiekvienas produktas turi būti paženklintas, prekybos vieta turi būti atskirai paženklinta ir per tą konkretų, bet neilgesnį kaip 45 dienų terminą, išskyrus 2 išimtis, kuriam taikoma 2 ir 10 dienų, tai yra 2 dienos duonai, margarinui ir 10 dienų tam tikriem gyvūniniam produktam. Ir viso to tikslas yra apibendrinant, reiškia, kokia nauda ir kokie iššūkiai visos šitos tvarkos. Kaip matot, ne veltui čia yra pažymėta šviesoforo spalvom. Koks yra tas gerasis tikslas ir ta tikėtina nauda? Tai yra iš tikrųjų maisto švaistymo mažinimas, kad mažiau bus maisto išmetama, dauguma bus jos naudojama pagal paskirtį. Kita labai didelė nauda, kurią mes matom, tai yra socialinių klausimų sprendimas. Tai tas maistas buvo atiduodamas gal labdarai ir paramai, tikimės, kad buvo atiduodama, bet dabar jis galės būti įsigyjamas, nusiperkamas ir tai yra daug platesnis vartotojų ratas negu labdaros paramos gavėjai. Ir labai tikimės, kad tas maistas bus už prieinamą kainą parduodamas, kadangi, kaip matote, jisai visaip kaip specialiai paženklinamas, vartotojas matys, kad tai yra tokias prekės, jis tikrai nenorės mokėti pilnos produkto kainos, reiškia. Tikėtina, kad jis bus gerokai pigesnis, tai spręsim socialinius klausimus. Dabar kokios čia tie galimi tie trikdžiai, tai trikdžiai arba problematinės rytis, tai geltonam langelį, pats tinkamumo vartoti terminų nustatymas, kiek, kaip minėjau, kad tai yra maisto verslas, gamintojas nustatote terminą, jisai parenka žodžius, ar tai geriausias iki, ar tai tinka vartoti iki. Kiek objektyviai yra parinkti tie žodžiai, ar tikrai yra tos datos, ta trukmė yra apskaičiuota objektyviai. Tai yra dar tam tikras toksai, reikia padirbėti ir pačiam maisto verslui, kad tai tikrai būtų teisingai, reiškia, priimamos tos datos ir terminai. Ir mūsų visų laukiantis iššūkiai, mum kontrolės srityje valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnyboje, o maisto verslui taip pat, kad išvengti prekybos pažeidimų, kad laikytis tų taisyklių ir kad nuraminti vartotojai, išvengti vartotojų skundus ir tų kažkokių tų nepagristų kaltinimų nesulaukti, ar ne, kad čia prekiaujama pasenusiu maistu, supuvusiu maistu, patys ir valgykit ir taip toliau. To mes viešoje erdvėje irgi girdim, tai šitus iššūkius reikia vartotojai irgi turėti kantrybės ir jiems paaiškinti visą tai. Ir dabar jau perėsim prie jūsų klausimų. Tie, kas iki pat šio ryto įkrito, iš esmės jie buvo atspindėti arba pranešime, arba bus aptarti dabar. Jeigu paskutinę valandą dar kažkokių naujų klausimų, tai gal tada paprašysime juos tiesiog užduoti, nes jau nebespėjom čia jų pasižiūrėti. Tai visų pirma, daug klausimų buvo apie pačius maisto produktus. Man atrodo, mes jau ir aptariam. Klausimą buvo, ar skirsis maistui ir gėrimam, vaisvandeniams, alkoholiniams gėrimams, mėsos gaminiams, šaldytiems produktams, majonezai į kokią grupę papuola, ar galima pieno produktais prekiauti. Tai atsakymas yra vienas, galima visais, išskyrus maisto papildus ir specialios paskirties, kurių ženklinime nurodyta geriausias iki, visais, ar tai yra gėrimai, ar tai yra alkoholinis, ar tai pieno produktai, jeigu jie geriausias iki, jeigu jie tinka vartoti iki, tuomet negalima. Pieno produktai ar ne pieną mes galime matyti pačių įvairiausių kategorijų, kaip ir sakau, gali būti
žalias pienas kažkuriuo atveju gali būti pasterizuotas arba ultraaukšta temperatūra ir jeigu tai bus ultraaukšta temperatūra, jis bus paženklintas geriausias iki ir juo prekiauti tikrai bus galima. Taigi visas šitas maistas priklausomai nuo ženklinimo, jeigu jis geriausias iki, juo prekiauti galima. Dabar dar buvo vienas klausimas, kad vytintiems mėsos gaminiams, kurių nuoroda vartoti iki, turbūt tinka vartoti iki, nors laikymo sąlygos aplinkos temperatūrai. Tai tokių maistų negalima prekiauti, nes gamintojas jį paženklino tinka vartoti iki, taip tikėkime pagal klausimą. Jeigu jis yra tinka vartoti iki, visai nesvarbu kokia gaminio grupė, kokia temperatūra nurodyta, reiškia gamintojas mano, kad pasibaigus tam terminui produktas tampa nesaugus. Ir šiuo atveju labai tokia aiški logika, nes tai yra gatavas produktas paruoštas vartojimui, ten tikrai gali, pavyzdžiui, listerijų augimas gali būti ir gamintojas, norėdamas apsidrausti, jisai uždėjo produktą tinka vartoti iki. Tai, taip aš galvočiau, kad gamintojo logika va tokia, reiškia, tokio maisto parduoti negalima. Mums yra labai svarbu žodžiai, mes nebevertinam gamintojų, mes jau pasitikim, kad gamintojas teisingai pasirinko žodžius ir jeigu tai geriausias iki, juos parduoti galima. Dar vienas buvo klausimas irgi toks įdomus, kad konditerijos gaminiai, pavyzdžiui, fasuoti sausainiai, jų galiojimas mėnesis pusantro, o ženklinimas geriausias iki, ar galima pratęsti dar pusantro mėnesio. Tai čia reikalingas individualus vertinimas, taisyklės leidžia ne ilgiau kaip 45 dienas ir individualiai reikėtų pažiūrėti, kokie sausainiai, be abejo, jie gali apkarsti, jie gali pradėti trupėti, gal jų sauga ir nenukentės, bet jų kokybė tikrai pakis ir reikėtų pasižiūrėti, jeigu jie tikrai keisis ir prasidės jų gedimas, apkartimas, trupėjimas, kažkoks dar ten vizualiniai pakeitimai, tai pagal 3P taisyklę jie tikrai jau nebus tinkami greičiausiai po 45 dienų, reiškia individualus vertinimas. Toliau. Kas yra laikoma tinkamu užtikrinimu, kad parduotuvėje perkantis juridinių asmenų atstovai neįsigytų pasibaigusio galiojimo produktų? Pavyzdžiui, juridinio asmens atstovas gali atsiskaityti kasoje ir paskui įsirašyti sąskaitą savitarnos svetainėje. Tai, kaip matėt, visos taisyklės yra orientuotas į tai, kad turi būti maistas skirtas tik galutiniam vartotojui. Tai maisto tvarkymo pats pardavėjas, jisai turi stengtis ar ne, kad negalėtų parduoti juridiniam asmeniui. Bet aišku, jeigu kažkoks ten piktnaudžiavimas vyks, tai šitoj vietoj čia jau turbūt nėra pardavėjo gal atsakomybė. Kitaip tariant, pardavėjas turi parduoti galutiniam vartotojui. Ir to vartojimo neturėtų būti. Turbūt toks mano būtų atsakymas. Nežinau, nebent žiūri kolegės gal kažkokį kitą. Tiesiog turbūt galėtume replikuoti, atsiminti, kad kaip yra panašių draudimų dėl energinių gėrimų prekybos, dėl alkoholio prekybos, tai turėtų omeny įstatymas pakankamai daug pareigos uždeda pačiam prekybos subjektui. Tai jis turi irgi turėti kažkokią atranką, kažkokius galbūt saugiklius, kam gali parduoti tuos pačius produktus. Tad ta atsakomybė yra ir pardavėjų nustatyta, tai tikrai to reikėtų turbūt nepamiršti ir vertinti kartais, kam parduodama. Akivaizdu, jeigu sąskaitos faktūros prašo juridinis asmuo, tai bus pažeidžiamos maisto įstatymo nuostatos, kadangi įsigyti produktą gali tik galutinis vartotojas, o jis yra fizinis asmuo. Tai, kai kuriuos dalykus turbūt galima lengvai nustatyti. Kitas dalykas, jei įsigyja fizinis asmuo, jis paaiškėja vėliau, kad vykdo ten viešo maitinimo veiklą ar kažkokią kitą veiklą, turbūt būtų sprendžiama individualiai, kad ir žiūrima, ar prekybos subjektas galėjo žinoti, kad jis pardavė produktą viešo maitinimo įmonėje ar panašiai. Dažniausiai, aš manau, tokiu atveju, kai jis parduoda fiziniam asmeniui, prekybininkas,
sunkiai galėjo nustatyti, kam toliau bus panaudotas tas maistas. Bet iš esmės, kaip ir visų kitų sankcijų atveju, bus sprendžiama individualiai. Tačiau bendra aksioma, kad maisto įstatymas nustato neparduoti produkto viešo maitinimo įmonėms ir gamybos įmonėms tą pareigą prekybos subjektams. Ir tada turbūt toks kažkiek susijęs ir kitas klausimas, kokie pagrindiniai reikalavimų skirtumai didmeniniai ir mažmeniniai prekyboje. Tai kaip ir didmeninė prekyba, jeigu yra skirta verslui, tokia yra neįmanoma, jeigu kartais didmeninė įmonė turi tiesiogiai galutiniam vartotojui, turi ir mažmenos pardavimus, tai gal tada ir įmanoma būtų. Tai jokių teisės aktai skirtumo jokio nepateikia, apart tai, kad tai pardavimas yra galutiniam vartotojui. Tai galbūt toks paaiškinimas. Kokia pardavėjo atsakomybė, jei pirkėjas nusiperka pasibaigusio galiojimo prekę ir suserga, kad ir ne nuo tos prekės poveikio. Jo, tai toks labai dažnas nuogąstavimas dėl tų susirgymų, bet tai jokių specialių nuostatų nereikia, čia galioja ir dabartinės visos nuostatos. Tiesiog yra įrodinėjimas, kurioje vietoje ta prekė, kada jinai buvo, kurioje vietoje jinai tapo nesaugi. Tai juk ir lygiai taip pat ir dabar vyksta tokie atvejai, kaip ir tinkamo vartoti termino produktai parduodami ir paaiškėja, jie labai reti, bet ar nepaaiškėja, kad jis ten užterštas, ar tai, pavyzdžiui, kokia tai salmonėlė, ar ten listerija, ar kažkuo. Tai čia atsakomybė yra lygiai ta pati, ar pasibaigus, ar nepasibaigus, jeigu yra ligos atveju, veikia tie patys mechanizmai, daromas tyrimas ir žiūrima, kurioje vietoje kieno yra atsakomybė priklausomai. Nieko čia tokio, ar ne dėl pasibaigusio galiojimo maisto produktų kontrolė turgavietėse, tai jokių atskirų nuostatų nėra, lygiai taip pat atskira prekybos vieta, paženklinta prekė, tik fasuoti produktai, nieko naujo, lygiai tie patys reikalavimai ir turgavietėse. Kaip įgyvendinti 3P principo taikymo parduotuvėje? Ogi taip, kaip išeina, taip kaip išmanot, patys apsigalvokit procedūrą, kokio dydžio, kiek produktų turit, kaip jūs galit pažiūrėti, pavertinti. Ir bus labai įdomu, jeigu jūs galėsit pasidalinti ateityje savo patirtimis. Dar daugiau klausimų. Prašom paaiškinti, kaip bus vykdomas pardavimas tų maisto produktų, ant kurių pakuotės nurodyta geriausiai suvartoti iki. Ir čia yra, nežinau, ar tyčia ar netyčia, bet klausimas labai geras. Žiūrėkit, kokie čia yra žodžiai. Geriausiai suvartoti iki, tai yra kombinacija iš dviejų terminų, iš geriausias vartoti iki ir tinka vartoti iki. Geriausias iki ir tinka vartoti iki. Ar ne tokios yra formuluotės teisės akte. Ir čia yra padarytas miksas iš abiejų. Tokių žodžių negali būti ant pakuotės, tokio termino nėra. Tai čia yra, nežinau, ar čia yra tas mistyping ar ne, rašybos klaida. Bet jeigu iš tikrųjų tokie žodžiai yra, tai yra akivaizdus teisės aktų pažeidimas, tokio ženklinimo ant maisto pakuočių negali būti. Gali būti arba geriausias iki, arba tinka vartoti iki. Dar buvo labai geri klausimai apie besibaigiančio galiojimo gaminius, irgi bent porą klausimų, kokie yra reikalavimai, tai šitie teisės aktai neskirti, jie skirti tik tai jau pasibaigusio, besibaigiančio galiojimo produktai yra dar galiojantis iki tos dienos, iki to mėnesio arba tų metų pabaigos, taip kaip nurodyta ženklinime. Jeigu dienos tikslumu, tai iki 24 valandos tos dienos, jeigu mėnesio tikslumu, tai iki mėnesio paskutinės dienos, jeigu metų tikslumu, iki metų paskutinės dienos, tai jau truputėlį aptariam. Ir tai yra dar galiojantis produktai ir jiems jokių specialių pardavimo taisyklių nenustatyta, prekybininkas pritaiko tas taisyklės tik todėl, kad jie nori juos kuo greičiau parduoti, jie nenori, kad tie produktai būtų išmetami ir tom būdu atkreipia vartotojų dėmesį, taikydami specialias kainas, specialiai paženklindami, bet tai jau yra paties prekybininko iniciatyva. Taigi besibaigiančio galiojimo čia yra dar galiojančios prekės.
Kaip vartotojams pateikti, kad ši prekė yra tinkama vartoti, tai irgi niekaip nereglamentuoja teisės aktų, bet pats faktas, kad tokiais produktais yra prekiaujama, reiškia, kad jie yra tinkami vartoti. Ir kažkaip tai kitaip vartotojams nereikėtų turbūt aiškinti, viskas, kas yra parduotuviai, kuo yra prekiaujama, tai yra tinkama vartoti, gal mums visiems reikės padirbėti su vartotojų edukacija, kad jie nesibaimintų, o tai ir nėra prievolė vartotojams pirkti, taip kaip yra nėra prievolės prekybininkam parduoti tokių produktų. Tai čia yra tik dar viena atsirandanti galimybė. Ar bus nurodomas konkretus kainos sumažinimo procentas ir buvo daugiau klausimų apie kainą, tai ne, tokie reikalavimai nenustatyti. Čia yra paties pardavėjo reikalas spręsti apie kainą. Prievolė yra tik tai tą, ką mes apkalbėjom, specialiai paženklinti prekes ir vartotoją informuoti apie tokių prekių pardavimą. Ir dar buvo klausimas apie dažniausiai pasikartojančias klaidas. Tai jau pirmus signalus gaunam ir iš mūsų inspektorių, kad vykdoma prekyba pasibaigusio galiojimo produktais, bet jie niekaip nėra nei paženklinti, nei patys produktai, nei prekybos vieta. Tai čia yra akivaizdus mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas ir už tokius pažeidimus bus taikomas sankcijos atitinkamos ir imamasi atitinkamų priemonių, jeigu bus nustatyta patikrinimo metu. Kitų kol kas dar tokios labai nei praktikos, nei labai tokių daug rekomendacijų neturim, nes tiesiog dar viskas yra labai nauja. Tai lauksime jūsų pasidalinant savo sėkmės ir nesėkmių turbūt istorijomis, kad galima būtų, jeigu prireiktų, ir patobulinti teisės aktus. Beje, ir vyriausybė numatė iki balandžio pačioj pabaigoj pasižiūrėti, kaip veikia šitie teisės aktai ir paprašė institucijų pareferuoti apie tai. Tai mes matyti irgi tam tikrą praktiką jau būsim tam laikui sukaupę su jūsų pagalba. Tai visą šitą informaciją ir dar daugiau mes sudėjom į VMVT svetainę. Taip pat, nežinau, čia artimiausiu metu turėtų pasirodyti ir VMVT YouTube platformą ir paskyroj irgi toksai, kaip čia vadinasi, tinklalaidė, man atrodo, ne podcastas šitą temą, tai šitą informaciją tikrai stengsimės dalintis, o tam kartui ačiū labai jums už dėmesį.